Girls? Ne, Power Pub Girls kažkas tokio, žinai, toks buvo. Tu mergaitiškų nežiūri. Kai su Dexteris buvo. Dexteris, žinau. Nu, ir buvo toks su tom 3 mergaitėm. Blossom ten. Ai, tos animacijos toksai. Man atrodo. Nu. Jo, ne, vos nenusikeikiau, ne animacinis. Aišku, animacinis. Ir ten buvo pačioj pradžioj. Nu. Tipo, kažkaip ten rodo, kad koks ten kažkoks profesorius. Ką iš čia rodo vėl? Pirštus vėl. Pirštą, aš tau parodysiu pirštą. Profesorius. Power Pub Girls. Žinai tokia? Jo, ten kur tipo profesorius Newtonas, netičiuką ten kažkaip padarė tas. Padarė netičiuką, jau pats lempa Per netičiuką padarė mergaitės. Jo, jis padarė 3 mergaitės ar? Jis padarė savo laboratorijai 3 mergaitės. Koks tai skamba tai žiauriai. Privažiuokite šoną, jeigu įmanoma. Kas yra? Tai galimai kažkas atsitiko. Mes jau tai galvojam, kažkas rimta bus. Aš duok tau su izoliacija priklijuosiu, tik nesikeik dabar transliacija. Taip, vyksta transliacija. Ištrauk pyragėlį. Atrodo, ten tortas tilpstasi. Priklijuosiu tau buteliuką čia šalia iš langutė. Torto? Ir šiaudelė. Tai tada aš jau girodžiau, kad alaus baravo ras. Mačiau, rusiškai buvo parašyta dar plius. Norėtume išgirsti iš jūsų porą komentarų apie šitos 50 km, kuriuos po sustojimo mes važiuojam. Ai, čia palaukit tuoj. Prašom. Negaliu daugiau ten. Ar jisai matosi normaliai? Palaikysi. Biškį patirpasi. Biškį čia važiuoti. Tuoj geria, pašnekovas šiuo metu. O! Žiūrėk. Paleista? Ne, tik neimk. Va taip ir kalbėk. Na ką? Nuvažiavom. Pagaliau įveikėm kokius 220 km. Tai net pusės dar neįveikta kelio, bet oras kol kas nieko blogo ir gero nežada, toks vidutinis. Tai lyja, tai nelyja. Po biškį taisosi, matysim, šiaip tai šiandien sausesnis negu vakar. Tai vakar iš baimės buvo biškį drėgnas. Vakar liūtis buvo. Šiaip judasi smagiai, aišku, temperatūra yra šiandien vėsesnė negu vakar, bet kol kas nėra šalta tikrai. Pirštinės baigiusi džiovint tokiom oro sąlygom, nes vakar galima buvo gręžti vandenį. Gerai, biškį atsigeriam vandenuko ir judam toliau. Susimatysim degalinį greičiausiai jau. Šis mūsų pašnekovas Vytoldas. Vygintas. Vytoldas irgi gerai, čia jo krikšto vardas. Ne, va, šiek tiek informacijos jam norėčiau perduoti. Didžiąją kelionės dalį bus +3, o Ūlų šiuo metu yra -1, sniego danga jau. Ūlų. Nedidelė, bet tipo yra. Kaip? Sniego danga, o Ūlų, bet nedidelė kol kas. Aš žiūrėjau. Kada? Važiuodamas? Kaip? Kada važiuodamas? Ne, aš Geresnė? spėju. Spėja, kaip jisai Aš spėja? nežinau, jis spėjo. Susišneka. Arba jisai sako, kad žino, jis realiai nežino, bet mum meluoja, kad žino. Žino, kad jisai nežino, kad mes Tipo, žinom. ale, jo, tipo, jeigu pasakyčiau, tarkim, jeigu paklausčiau, ne? Tai, žinai, kokia, ta prasme, koks oras šiuo metu Ūlų? Jeigu paklausčiau, jis galbūt pasakytų, jeigu reiktų įvardinti, gali būti, kad arba atspėtų, arba nesąmonę pasakytų. +10, sakytų, jo, mačiau. Kiek tu gali ryti? Aš neryju. Kaip tu neryji, ką tik buvo pilna dietinis. bandelė. Čia tiek, ne, aš tai nenoriu, tikrai žinokit. Aš paimsiu, kai norėsiu, bet dabar tai nenoriu. Jei tu norėsi paimti, tau nes neduos. Jūs šitų visų niekaip nesuvalgys. Sporiam? Aš čia grįšiu Lietuvos toras. Norėčiau dar šitą Šitas energetinį sąjos, sakai. Nu. Tu kad kremą ne, žinai. Šokoladinis kremas. Pašėga kremo. Bananinis.
Analinis kremas? Analinis? Panašus į analinį kremą. Bliomba, bet ir bananinis čia? O jos Aš visos su bananiniais? Nežinau. Nebėra tokio. Nebėra tojo? Čia tamsesnis šokoladas. Sabaka, blin, valgai. Sučiara. Gal parodyk, aš bananinį. Turėtų būti. Man atrodo, kad iš Darai, ten tos priliptos iš tavo lūpų sklinda melas. Jeigu apspjaučiau, jūs irgi nevalgytume daugiau. Visus nebuvo. Čia aš daug turėjau, Tu yra pareikimas. draugelis pasakoja, buvo, dirbo. Jisai ugnegesiu. Žiūrėkit, gal važiuojant pamatysit, kur gražus ežeriukai. Nori gal? Kaip? Nori gal? Kur gražus ežeriukai. Nemačiau. Dažnai jūs ant žemėlapio matote, ta prasme, kad ir Jo, šalia. jo. Ten sustot. pamirksėt ir stoti. Jo, arba apsilenkit ir stokit. Nėra. Kaip tai žiūrėjęs? Su bananiniu nėra, nu. Tim, dėl to, va šitas bus su bananiniu. Nebu. Taigi matau, vagi, per kraštus lėjas. Nu, pabandyk. Pabandyk. Man tai pasisekė, tokį skaniausią pasim, Jis neįsivaizduoju. nepasisė, tu gal 3 dienas ten žiūrėjai. Laukia, kol nukaskit. Jis ten bananinio. Jo, žiūrėk, rimtai. Bananinis? Tai Rimtai? sėkmė aplanko ne tik... Jo, kai rankėsiu pusę valandos. Ne tik Ne režisierius. tik, taip, ne režisieriaus kiemą. Tai norėtume padėkoti Beberį? Vitoldui už kelionę. ir kepiklėliai Bemberį. Nereaus Jo. tortai, Wow. viskas. Mano kepenys ir cukrinis diabetas džiaugiasi. Jaučiu, dar būtų gerai. Alaus? Kavos? O, kavos Surasti norėčiau. dantistą. O ne? Jaučiu, kava. Skilutė jau yra. Yra? O, Jaučiu pas tai daugiau skilučių yra. sakai? Ne, neužsidaro tas jau. Vadai neužsidarė, ne? Ne, Tarpas. tai ten ir neužsidaro niekada. Va taip, tarpas toks ir yra, skylė ten. Ne, kai atsisės tada. Susitaisys. Kolega, pažiūrėkit, ten yra šik paperis. Nes nėra. Taigi laižyk tos pirštus. Tu drėgnus ir vitėlių pabuokščia. Ar vakar išnaudojai visas? Net man kiekvieną tai. Išmečiau vakar tą pakelį. Išmetė vakarį? Pilnas. Ten. Tai dar buvo manas. Ne, nebuvo nieko. Nebuvau. Ne, nu tu čia neprišiukšliu. Neaišku. Aš specialiai padariau vietos mum, Nu, tai mes. o tu karočią, nu, iškart. Čia atrodo, pavargiai, norėsi išlipti pro langą, va iš karto. Opa, viskas. Nu ką, mūsų Vitoldas ar... Bet geras šitas vardas. Geras, geras, Vitoldas. Net mama nežinojo, kokį vardą įdėti, va. Vitoldas tai būtų suėjęs, gerai. Vitoldai, gerai viskas, Vitoldai, gerai. Kad tai žinotų, kad mes ją apgalvom. Stiprami nesideda. Nu, padaužyk per galvą savo. Bet iš tikrųjų, Protingi. aš asmeniškai tai jausčiau žiauriai vienišas, ta prasme važiuodamas su tuo motoroleriu va vienas, ane? Ir negirdėdamas va hebros, ką kalba mašinai. Jis kodėl negirdė, gal jis girdė? O Hebra čia va sėdi, Nu, valgo mes, skaniai. ta prasme, mes valgom, šiltai sėdim, Jis irgi šiltai sėdė. supranti, Nu, jis šlapiai dar sėdi. Pala, jeigu fūra šlak privažiuojas, labai šiltai pradeda sėdėti. bet šiaip, nu, tu, Čia rankom mojuoja, nebojok tu rankom. bet esmė tame, o tik, nu, kad čia, sakau, nu, toks jausmas būtų turbūt nemalonus. Nu jo, sėdė. Nu, va dabar tu pagalvok, tu ant to motorolerio, tu važiuoji, tau šalta, tu esi tik su savo mintim Bet yra niuansas. ir visai Tu nelinksmas. medituoji, Aha. nuo pasaulio atsiskiri, Gal žinai. dabar apmąstai savo visą gyvenimą. Nu bet jau pusė. Kiek pamenu. Vėjas pučia, muzika negroja. Ne, čia aš ne apie mūsų, aš apie jį. Transliacija eina. Mums tai aš nežinau, ar ta muzika labai reikalinga, nes tada Tos labai, nu, tokia mini gali būti. Mini gali būt, ne? Nes po to labai maišo. Okei, maišas. Maišo mano mintim, nes aš negaliu tiesiog
Matau, kad tu valgai, tu nebegalvoji to. Taip. Užnės. Žinai, mes eteryje reikia tvarkingai kalbėti, žinai, ten daug visko, įdomių faktų fūros. mes. Jis ilgų tai nuo savo. Aha, čia traukiniai. Nu. Belia kokias ilgas fūras, žinokit, hebra. Dvigubas, negu pas mus. Tokio apsilenkti, jeigu dvi važiuotų šalia, tai žinok rakas važiuoja, dar vieną. Dar vieną tokį. Belia kokią ilgą. Tai čia 30 metrų gal. Daugiau čia. O, dar vienas. Šiek tiek čiut ilgesnė čia. Matai, kad čia ta Kokia čia čiut ilgesnė? Čia fūra didelė savo puspriekabė su tuo. Pilna fūra. Su dar pilna, jo. Nu. Jo, ir čia vos ne visos tokios. Nors mes jau kiek dabar matėm. Visos važiuoja tokios. Va, dar vieną, matai? Čia visos tokios. Lietuvoje, man atrodo, negalim. Jo, pribojame matyti. Volkswagen'e ten visai nieko mergaitės, man atrodo. Ir tai? Aha. Tai fakta vykant, karočią. Man atrodo, reikia. Valerijų paliekam tada. Jo. Vasė pasivis. Valera dabar. Nelė, važiuoju. Linkėjimai Vasei iš ofiso. Jo. Dirba savo ramas žmogus. Aš ten vakar Edmundas dirbo. Renatas. Renatas. Tai Ai, Renatas. linkėjimai Renatui, nes tikriausiai irgi mato šią transliaciją. Ne, jis dabar filmuoja serialą. Koks filmuoja? Moteris meluoja geriau? Ne. Nebloginam, Ne. nebloginam. Ai, jūs filmuoja žydą? Ką? Jūs Ne, mes... Tai Renatas pas tai dirba? Taip. Kaip serialas. Ai, brangiu, aš palikau raktus. Šito nemačiau. Nu, užplogin. LRT. Wow. Ne LRT šitą, Tai Lietuvos nebent rytą. mano mama žiūri. Nu, jo. Aš tai nežiūriu. tikrai. Soap opera, Lietuvos. Nes LRT man nelabai. Lietuvos rytas. Nelabai irgi. Labai gerai. Man patinka, Arena Nižni Baltic. labai patinka. Mėgiamasis kanalas. Pastoji, prenumeruoju. Pastoja prenumerai. Nu, Tai nepamiršk pasakyti yra net premium, ta prasme, kategorija, tai aš perku. Premium plus perki. Taip, Taip. nes, nu, Dvi iškart perki, nes du telikus. kitaip nieko nerodo per tą kanalą. Tai va kažkokias pievas šnekam iš mašinos vidaus. Tai va. Bet užėkit į Patreoną, Paremkit mane, nes aš noriu triusikus nusipirkti naujus. Šiuo metu turėjom porą sekundžių techninių trukdžių. Techninių trukdžių? Dėl Oro sąlygų. oro sąlygų labai... Tai jau čia ant to žodžio, kai sakiau, kad noriu triusikus nusipirkti ir paaukokit Patreonę, tai taip ir buvo, ne? Jo, pas mus automatiškai filtrino žodį Patreonas. Ir triusikai. Taip, irgi. Jo. O žiūrėk, kokios tą fūrą ilgą mes aplenkėm. Jo, aš jau ilgą. Dabar matote savo dešiniajame pietiniam kampe. Kokia jinai ilga. Aš toj parodyk, sekundėlę pafilmuosiu mūsų kolegą. Gerai filmuoju, žiūrėk. Taip, labai gerai. O jeigu mesiu kamerą į... A tu padaryk per pilną ekraną jį, taurime. Taip, tu jau padarysiu šitą filmą. Dabar turiu praleisti mašiną. Dabar matome mes jį iš galo. Veidrodėlis. Bet aš tu vėl tai privažiuosiu iš šono. Pasiruošt taurime. Va, jis metalakė. O režisierius gal parodys mums jį iš dešinį šoną, kad žiūrovai galėtų pamatyti realiai, kaip jis atrodo. Ant savo šito Taip, dabar matome. vabaliuko. Žiūrėkit, kaip amortizatoriai dirba. Jo. Vaizdas nėra pats stabiliausias, nes laikoma šiuo metu yra rankose kamera. Bet Garsistas daug geria. Daug geria garsistas. Dėl Arbatos, kavos. Taip. Dėl to rankos dreba. šiaip tikrai jums gerai turėtų matytis. Tu per pilną ekraną, taip padaręs? Taip, taip.
Labai šaunu. Jisai važiuoja, va. Kaip matot, žmogus daug ką išgyvena. Jo, išgyvena Šiuo daug. metu. Jisai kaip Čornai plač buvo žaidimas, kai plevesuoja, žinai. Aš tu rusiškai nemoku. Juodas tas, žinai, kaip buvo Donald Duckas. Čornai jo, čornai tai Juodas moku ploščius, kai... Ne tai, kas mane išmokė kažkas, tipo, per rusų kalbos pamokas, kad čornai yra juoda, bet atsimenu tą dainą, čornai boomer. Ai, Čornai boomer? Jo, čornai boomer, Čornai, žinai, kas yra? čornai juodas. Ne, mėlynas. Ne, galubaja mėlynas. Galubaja? Taip. Iš kur žinai Galubaja? Galubaja luna. Ir jis sužinojo Margerio pačius geriausius coverius, konsuliausius. Ir išsidavė. Čia kažkaip iš vaikystės buvo, žinai. Iš vaikystės, taip, nežinau, trauma. kelintais metais, gal kokiais 98, 2 buvo šitas, tuoj palaukit, populiari daina. Galubaja luna, ten kas dainauja, palauk. Galkinas. Ne Galkinas. Kaip tai ne Galkinas? Ne Galkinas. Žiūrėk, iš pirmo karto kamerą padėjau į dalį. Padėjai? Padėjau. Tu esi maladėc. Man atrodo, kad Galkinas. Ne Galkinas? Ilgaplaukis, man atrodo. Aš iš tų Galkinas reklamų. ilgaplaukis. Aš iš tų reklamų atsimenu, žinai, per Galubaja luna. per areną HD, kur rodo tą Ne, rodo tokį nesąmonę. Taip atvykit į koncertą. Galubos lunos. Galubaja luna. Jep. Ir dabar turit man iš galo tokį padaryti beką, žinai. Galubaja. Tai va, Galubaja luna. Galubaja. Beveik. Nu mes, ta prasme, galėtume, mes iš Dar tikrųjų pasipraktikuosim. Pasipraktikuosim tau. dar 700 km ir mes pretenduosim į Lietuvos balsą. Ne balsą, į Euroviziją. Nu, čia jau per daug šaunu. Ne, Eurovizija. Tai Ai, nu jo, Bet pirma, mūsų šiaip arena- iš tikrųjų pirma eina žmonės į Euroviziją, bando ir paskui- patekti, o paskui tik į balsą. Taip. Arba į visus projektus parašo ir Eini nieko į darbą, žinai, ir negauni tos pozicijas, kurios nori, ir paskui eini dirbti pardavėjų. Taip, nu kad pasiektum aukščiausią Taip, poziciją. taip. Taip. Kasininko. Kasininkas konsultantas, jau man tik įdomiausias darbo profesija. Klauskite, aš galiu padėti. Jo. Taip, orus aptarėm. Galkiną apšnekėjom, Galim dar ką nors pareklamuoti. pareklamuoti galim tikrai. Gal galėtum kameryti, Mes galima, va. Ne, dabar Mes kiekvieną va. kartą valyti, tai kažkaip vos nebelyja. Mes va, iš tikrųjų, Ai, palauk. mūsų draugai, bičiuliai, broliukai ir sesutės Promaxa, Tai kad čia kurie mums davė pasinaudoti ir visą šitą va. pafilmuoti su naujausiom GoPro kamerom ir dronais. Tai šiandien visą jūs pamatysit. kažkokia nenauja ta kamera, bet... Nauja gražia kamera. Gražia. Na, nu gerai, nauja kamera. Su lipdukais. Lipdukais Promaxa. Tai va, ačiū labai Promaxai už šitą galimybę įamžinti ir nufilmuoti. Jeigu reikia, tikrai kreiptis pas juos promaxa.lt. Rasite ir kainas geras, ir nuomai, ir taip toliau. Gerai, pateikti čia. Toliau jis veiks. Parduodu pirštinės, irgi labai geros pirštinės. Po vieną parduodė, taip? Aišku, po vieną, tai kas dvi pardavinėja. Čia ne to, ta prasme, yra pirštinės, kurios guli parduotuvės niekam neįdomios. Šitos pirštinės šiuo metu jau Nebeguli pravažiavusios 600 km. Jos labai įdomios dabar. Ta prasme, Jos yra diriškės ir keliauninkės. šiuo metu jas mato, nu Septyni jaučiu žmonės. 10 žmonių. 7. 7? Jo. Nu va. A, bet tai Facebook'e dar kiek? Dar Facebookas. No, tai čia yra kitokios pirštinės. Čia yra kitokios, čia yra dabar jau keliauninkės. Kiek jos pamatė? Ir jos dar, nu, mes labai tikimės, kad jos bus šitam. Beje, gavome klausimą, dabar pamačiau Nordkep'e. Facebook'e parašytas. Aidas klausė, iš kur kilo mintis keliauti į Nordkep'ą. Iš kur kilo? Nu, Valerijus... Būtinai apklausim Vytoldę tuo metu, kai, ta prasme, tiesiog turėsim sustojimą ir tada duos Vytoldas gerbiamas interviu ir jis jums papasakos, kaip tokia mintis kilo. Jis iš tikrųjų pasakoja, čia pasakoja. Nu nieko tokio papasakos dar kartą. Jo, kaip čia Vytoldas, kaip patogiai. Reikia eterį užkišti. Minto tarna, kažkoks zūkus.
O į